Dieve, meldžiame atverki mūsų širdis ir sielas tavo gyvajam žodžiui, kad jis, tas dangiškasis maistas, mus stiprintų ir juo pamaitinti mes gyvenime neštume tikėjimo vaisių dėl tavo garbės viešpatyje. Pasiklausykite švento rašto skaitinio, kurio pagrindų pamokslas iš pradžios knygos 35 skyrius nuo 9 iki 15 eilučių. Dievas vėl pasirodė Jokūbui, jam sugrįžus iš Padan Aramo ir palaimino jį. Dievas tarė jam: tavo vardas yra Jokūbas, nebebūsi daugiau vadinamas Jokūbu, nes tik Izraelis bus tavo vardas. Taip jis pavadino jį Izraeliu. Dievas tarė jam: aš esu Dievas visagalis, būk vaisingas ir auk. Tauta, netgi tautų bendrija išaugs iš tavęs ir iš tavęs kils karaliai. Kraštą, kurį daviau Abraomui ir Izaokui, dabar duodu tau. Ir tavo būsimiems palikuonėms aš duodu šį kraštą. Tuomet Dievas pranyko nuo jo toje vietoje, kur buvo su juo kalbėjęs. Toje vietoje, kur buvo su juo kalbėjęs, Jokūbas pastatė paminklinį akmenį, atnašavo ant jo liejamąją auką ir apliejo jį aliejumi. Vietą, kurioje Dievas su juo kalbėjęs, Jokūbas pavadino Beteliu. Mūsų viešpaties Jėzus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir šventos dvasios bendrystė tęsie su jumis visais. Amen. Kągi, pirma dalis buvo praeitą sekmadienį, dar praeitą sekmadienį nebuvo taip šalta, dabar dar šalčiau. Čia buvo iš Vilniaus parapijiečių, tai visai sušalė, mes biržiečiai treniruoti, biškai labiau šaltį įpratę gyventi. Tai va tie, kurie po kairę, tai iš viso matyti pripratę prie šalčio, nes čia solai nešildo, ten bent solai dar šildo. Taigi jeigu kartais sušalsit, galite tą pusę pereiti ir čia bus šiek tiek šilčiau bent po lempomis. Tai tikrai, kągi, iš tikrųjų šaltis, žiema tikrai atėjo ir vis tik tai ji mums netrukdo ateiti kartu ir viešpatį pašlovinti. Ir tikrai tai rodo galbūt mūsų karštą tikėjimą. Ir iš tikrųjų, kada tikėjimas viduje žmoguje gyvena, viską mes įveikiame, Dievo jėga. Aišku, yra ribos. Taigi šiandien mes girdime Dievo žodį, kad tęsinys, kad Jokūbas turi trauktis iš krašto, kuris sugrįžo ir tenais prisidirbo jo vaikai bet jam vėl apsireiškia viešpats Dievas ir jie pajuda, išvengdami teisingiau pats Dievas sustabdo aplinkinius nuo didžiulio keršto. Ir jis atvyksta tą vietą, kuris bėgdamas nuo savo brolio buvo, ir kad ten jį pašlovintų Dievą, taip jis gavo jo įsakymą. Ir dabar mes šiandien būtent tą prieiškimą matome, tą tekstą girdime, kada Jokūbas sako jam sugrįžus, Dievas vėl laimina jį apsireikšdamas ir jis sako, tavo vardas Jokūbas, nebebūsi daugiau vadinamas Jokūbu, nes tik Izraelis bus tavo vardas. Taigi Jokūbas yra pervadinamas kitu vardu. Dievas pasirodo gan dažnai, aš esu kalbėjęs, kad mes gyvename laikais, kada Dievas čia yra toli nuo mūsų. Ir jisai taip dažnai neapsireiškia, nepasirodo pats ir galima sakyti, mes pats ryškiausias apreiškimas jo paties, tai pats viešpats Jėzus Kristus, jis pats nusileido šią žemę ir buvo tarp mūsų, tik tai matot, nelabai atpažino jo. Tai va ir tais laikais, Jokūbo laikais, irgi tie apsireiškimai Dievo, matome, yra reti pačiam Jokūbui, kaip jo tėvui Izaokui ir dar vėliau seneliui Abraomui. Bet jie aiškus, ryškus ir veidas į veidą su juo kalbasi. Jokūbui 3 kartus, paskaičiuokime, iš tikrųjų jis apsireiškia, bėgant nuo Ezavo, paskui pas Labaną būnant, galbūt ten daugiau kartų buvo
tiksliai nesuskaičiuosi, bet ir trečias dabar. Būtent tais lūžiniais gyvenimo momentais, kada iš tikrųjų iškyla kažkokie dideli iššūkiai ir kaip praeitą pamokslą sakiau, Jokūbas nebuvo toksai, kaip sakyti, pats iš savęs tvirtas asmuo, kur laikydavosi, jam dažnai kas nors suvadovaudavo ir jis plaukdavo pasroviui, bet kaip reikėdavo atsistoti, paskutinis įvykis, kada jo sūnus nusprendė tvarką padaryti, o ne jis, kuris buvo atsakingas už savo gentį, jis buvo šeimos arba tos jau genties galva. Tai va, jis paleido tą iniciatyvą ir baigėsi negerai. Tai va dabar jis vėl susitelkė, Dievas sako, eik, ir jis klauso ir šį kartą įgauna naują vardą, sako, tu nebebūsi Jokūbas, būsi Izraelis. Ir gauna naujo vardą. Čia ir tas vardo suteikimas ir ką šiandieną noriu atkreipti dėmesį, iš tikrųjų mes turime kiekvienas vardus ir tėvai mums jos parenka. Iš tikrųjų vardas turi labai stiprią reikšmę. Ja, turėjo tais laikais ir turės ir ateinančiais laikais. Ir ne tik yra pats vardas, bet yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kas tą vardą suteikia. Tai ir mes girdime, kad taip vaikams vardą suteikia tėvai. Ar ne? Tai rodo irgi, o šventam rašte parašyta, kiekviena tėvystė yra iš Dievo. Mums patikė Dievas, kuriejas tėvystė. Tai yra, ką tai reiškia tėvystė? Tai yra mokėjimas arba gebėjimas ir pareiga prisimti atsakomybę. Tu duodi vardą, maždaug duodi kryptį, tu augini. Įdomu, kad latvių kalboje vards, kas yra vards? Yra žodis. Latviai sako vardnyca reiškia žodynas. Tai čia baltų kalbos, ar ne? Vardas, mes sakom lietuviškai vardas. Žodis. Ir tai yra žodis, kurio tave šaukia, šaukinys, bet jis yra ne bet koks, jis yra autorizuotas. Ir va čia svarbu, autoritetas duoda vardą. Yra kitaip, mes turime ir pravardės, pavyzdžiui, ar mokykloje, ar dar kur nors paima ir kažkokį žmogų pradeda pravardžiuoti. Ir čia, žinot, tos pravardės įvairios būna. Vienas, kaip sako, prilimpa, vienos būna tokios, kurios iš tikrųjų mieliau pravardę vadiniesi negu vardu, o yra kitos, kurios tu pyksti arba negali nieko pakeisti, tave žemina. Vėlgi, nustato ant tavęs autoritetą, ar ne? Tau tarsi vadovauja, tave paniekina, ar ne? Ir sako, kovok, nenusileisk, kad tave pravardžiuotų. Tu turi kovoti dėl savo vardo. Tai va čia vienas esmė tame, vardas yra labai svarbu. Tai yra kaip raktas, kuris atrakina duris. Ir tie vardai be abejo turi reikšmės. Aš jau esu kalbėjęs pamoksluose, kad Izraelis, kaip yra vardas ir yra, šiandien mes girdim irgi valstybės pavadinimą vardą Izraelis ir suprantame, galime pagal tą vardą suprasti, kas čia yra. Čia reikėtų atsiriboti. Valstybė Izraelis šiandieną kas yra? Ir kas yra čia šiandieną, ką Jokūbas vadina Dievo tauta. Izraelis yra Dievo tauta. Ir atkreipkite dėmesį, kad ir mūsų bažnyčia interjerą, matote, yra žydra, mėlyna, baltos spalvos, ar ne? Čia nėra atsitiktinumas. Visuose bažnyčiose, senose bažnyčiose, tos spalvos buvo naudojamos. Tai yra Izraelio spalvos. Tai yra Biblijos Senojo testamento kunigų rūbose, ar ne, yra šventyklos aprašymuose, yra šitos spalvos, Izraelio spalvos, Dievo tautos spalvos. Kiekvienas pamaldas mes girdime Arono palaiminimą. Jis būtent laimina Izraelį per Jėzų Kristų. Dievo bažnyčia yra Izraelis. Ir čia pranašystė, kad Dievas sako, tavyje bus gausios tautos, atskiros tautos jau, tai iš tikrųjų per Jėzų Kristų. Iš tikrųjų tas Izraelis įsiplečia į daugelį kalbų, daugelį įvairių kultūrų. Bet vardas, mes nešiojame vardą, dar kitą labai svarbu, krikščionis ir jo vadinamės. Ir kartais žmonės pagalvoja, kad užtenka krikščionių vadintis, kad tave pakrikštijo. Ir tu jau krikščionis, ne, iš tikrųjų krikštas pats yra taip, yra regimas ženklas, krikščionis yra tas, kuris priima viešpatį Jėzų Kristui kaip savo valdovą. Ir kaip apaštalas Povilas sako, dulos Kristos, ar ne, Kristaus vergas, tampu jo pavaldiniu. Čia yra apsisprendimo, mes sakytume, žemiškame dalyke tavo apsisprendimas yra, ar tu čia, ar čia.
Tai va, ir čia yra svarbu, nes pats pagrindinis priešas tavo yra tavo paties ego. Arba, kaip sako, jeigu nori pamatyti savo didžiausią gyvenimo priešą, pasižiūrėk į veidrodį. Ir esmė tame, kad, kaip irgi Biblija kalba, sako, gal liežuvis mažas yra daiktas, ar ne, žmogaus burnoje, kaip ir vairas laivo, ta plunksna, kuri vairuoja, bet pakryps ne taip ir gali prisidaryti negerų dalykų. Ir žodis, tas, kuris iš tavo lūpų išeina, gali nešti sugriovimą, bet gali nešti ir palaiminimą. Taigi žodis, vardas yra labai svarbus ir Biblijoje mes matome iš tikrųjų, kad tas vardas turi autoritetą ir, sakysime, kaip pavyzdys, ir mes turime, tarkim, Luko Evangelijoje pradžioje, kada Zacharijas praranda gebėjimą kalbėti, koks sūnaus vardas bus, jis paima lentelės ir užrašo, jo vardas bus Jonas, visi stebisi, ar ne, kad kažkaip staiga vardas pasikeitė, neima iš giminės, yra vairių tradicijų, senelių vardus duoda pirmagimiams, sakysim, ar prosenelių, čia įvairios yra žmogiškos tradicijos, bet Dievas keičia, ar ne, jis suteikia naują vardą, tarsi tu dabar turi veikti, ar ne, pagal tą liniją ir tavo vardas naujas. Taip pat mes matome Biblijoje svarbiausias dalykas, kad tas autoritetas yra viešpats galiūnas, viešpats jo vardas. Tas viešpats yra, kaip aš jau buvau užsiminęs, tetrograma, šventoji tetrograma, JHVH, ar ne, tai Jahve arba Jehova, kiti vadina, iš tikrųjų nei vienas tiksliai nežino, verčia viešpats arba Adonai, taigi jo vardas ir galybių Dievas viešpats. Ir čia, jeigu mes skaitome psalmėse, te būna amžinas karaliaus vardas, Tetverio vardas taip ilgai kaip saulė, te būna juo palaiminti visi žmonės, skelbia laimingi tautos, va čia taip pat te būna jo vardas šlovinamas dabar per amžius. Nuo saulėtikio iki saulėlydžio te būna viešpatės vardas šlovinimas. Ta mes šiandien darom. Mes šlovinam viešpatį. Mūsų vien ateimas, kada šaltis, kad ir bus 20 laipsnių šalčio ir 30, mes jeigu ateiname, mes šlovinam per COVID-ą. Šlovinam viešpatį, ateinam, rizikuodami. Tai galbūt susirgti gali ir taip toliau, bet esmė tame mes ateinam pašlovinti viešpatį. Jis yra svarbus, mes jo esam tarnai. Jis sako, daug jį nereikalauja. 1 dieną per savaitę, 6 dienas dirbsi, 7 dieną yra viešpatie šlovės diena. Taigi jis apsisiautęs ir dar daugiau, koks vardas sako, parašyta Apreiškimo knygoje, labai Dievas įvardins, jis apsirengęs krauju permirkusių drabužių, jo vardas Dievo žodis. Va čia irgi parodo tą kainą krauju permirkęs drabužius. Aišku, Apreiškimo knygoje jis jau kaip nugalėtojas, čia jo priešų kraujas. Ir esmė tame, kad jis turi galę, didžiulę galę. Ir jis regės jo veidą. Jis kalba apie Dievo žmonės, kad jų kaktose bus jo vardas įrašytas, ar veiduose. Tai vėl apie tą vardą reikšmę, sakysim, mes irgi, kada policija sustabdo ar karys, visą laiką turi savo beretėje ar kepurėje irgi ženklą. Tas ženklas yra vardas. Jis yra konkrečiaus, tarkim, Lietuvos Respublikos ar ne pareigūnas. Ir mes atkreipkim dėmesį ir šiandien, sakysim, jeigu jūs policininkas stabdytų be kepurės, jūs nestokit, jūs važiuokit drąsiai. Arba prieitų, kalbėtų be to ženklo, tai jūs paprastas pilietis kaip ir aš. Jis turi užsidėti, ar ne, kepurę. Teisėjai užsideda savo togas ir užsideda irgi herbą, kaip grandinę. Aš nešioju ženklą, kryžių, kad man primintų, kad esu jo šuo. Kaip prie grandinės pririštas, negaliu nuo jo nueiti. Visi galvoja, čia yra papuošalas, čia nėra papuošalas. Čia yra vergo ženklas. Ir už tai ant grandinės nešiojam. Kiti juokėsi, sako, kryžių Jėzus nešė ant pečių, jūs ant pilvo nešiojat. Tai va, bet čia yra grandinės. Turim nešti tai, kas yra mums pavesta. Taigi jo galybių viešpaties vardas. Ir mes meldžiame galų gale, Tėve mūsų, kuris į danguje, teesie šventas tavo vardas. Tai va čia apie vardą pasakyti jo reikšmę, aš negaliu įsiplėsti, matau, kad jau jūsų nosis bąla ir galima tikrai, kad nesušaldyti. Bet svarbiausiai jis prisistato Jokūbui, aš esu Dievas, visagalis Dievas,
čia jau tą kalbėjom, tai jo vardas yra galingų galybių Dievas, jo autoritetas. Jis gali keisti vardą ir jo vardo pakeitimas yra reikšmė Petrą, kuris nebuvo Petras, o Simonas padaro Petru, tu būsi uola. Ir šiandien Petrą visi prisimena, ar ne? Ir kaip apaštalą, kaip vyriausią apaštalą, lygų, pirmą tarp lygių. Taigi, ir čia taip pat kartu su to vardu eina ir palaiminimas. Iš tavęs kils tautos, karaliai, neturiu įsiplėsti, jau nesušaldyti, ir valdovai, ir taip toliau. Tas ir vyksta, iš tikrųjų, paimkim tą vakarų civilizaciją, per Kristų išauga, iš tikrųjų, dominuojanti civilizacija visame pasaulyje, ir čia valdovai, ir taip toliau. Čia mes matome, kad tas ir vyksta, ką jis čia kalba. Bet mes taip pat irgi žinome, kad kiek Senojo testamento kieta kaktė, kaip jis įvardija tautą, kuri nusigrėžė ir vėl nusigrėžė, ir jis ją baudžia, taip ir nieko naujo nėra ir krikščionių, iš tikrųjų irgi, kurie skelbėsi, vadinasi Dievo vardu ir nukrypsta nuo Dievo kelio, ir tas taip pat Dievas kaip geras pedagogas irgi paauklėja. Taigi, bet esmė tame vėl labai svarbu yra, jis su tuo palaimiu duoda ir vietą, žemę. Ir mes turim atsiminti, kad yra tas dvasinis gyvenimas, aš pavadinčiau kaip kompiuteriai, yra tas softas, bet softas visuomet yra hardė, tai yra kietam diske, arba vadinkim tas negali pats klajoti, kaip kažkas pasakė, mes dabar žinome, kompiuteriuose debesis, nekrauna informaciją debesį, bet kiekvienas debesis turi savo spintą. Ir toj spintoje yra laikomi softai. Už tai mums yra svarbu, kol esam šitoje materijai, turėti savo vietą. Čia iš čia kyla irgi, kodėl mes turim ginti savo valstybę, ginti savo namus, kodėl namai yra, ačiū Dievui, konstitucija ir taip toliau gina tavo privačią nuosavybę. Ir kai mums skaudu, kada yra pažeidžiama. Tai tavo kūnas, tavo rūbai, tavo automobilis, valtis, kas bebūtų, yra tavo riba. Ir jeigu kas nors veržiasi į ją, yra vagis, plėšikas, be tavo leidimo ir taip toliau. Lygiai taip pat valstybė. Taigi čia yra tas Dievas mums patikė, jis duoda. Už tai krikščionis gerbė nuosavybę, gerbė asmenį, gerbė kūną. Galų gale net mirusio žmogaus kūną mes garbingai laidojame. Mums atrodo čia normalu, bet žinokite, yra daug vietų, yra tokių, kurie tokie buvo ir Romos laikais vadinami cinikais, kuriems nesvarbu greičiau utilizuoti, jokios pagarbos. Deja, ir šiandien tokių galim pamatyti jau dalykų, kur iš tikrųjų tikėjimas atsitraukia nuo žmonių, kūnų jokios pagarbos nėra. Tai čia yra susijęs su tuo, su Dievo mokymu, aš duosiu tau ir vietą. Nes softas vienas pats nelaksto. Jis turi turėti, mes gyvenam šitoj realybėje, šitoj materijoje, jis turi ir kūną. Ir čia galų gale pasibaigia, labai trumpinu, kad jis pasibaigia tuo, kad jis pastato aukurą, ar ne, tą altorių, kiti sako altorių, čia visi šiandien galvoja, katalikų yra altorius, pas liuteronus yra altorius, bet čia yra du lotyniški žodžiai, jau sakiau, tai yra aukštai iškeltas stalas. Mes, kaip reformatai, daugiau mėgstam vadinti viešpaties stalas arba stalas viešpaties stalas, kitaip jis kažkur užsirašęs, jau užmiršau graikiškai. Poterion kirion, tai kirių. Poterion kirių, tai yra tas viešpaties stalas. Tai yra iškeltas, parodytas yra ta vieta, svarbiausia vieta. Iš tikrųjų, Betelė reiškia Dievo buvimo vieta. Tai tas Betelis irgi dažnai naudojamas yra variose kalbose. Tai yra, taip, stalas yra pagrindinis tas tarsi akcentas, bet iš tikrųjų pati bažnyčia yra tas Betelis ir viešpaties namai. Mes čia ateinam, sakom, čia yra viešpaties namai. Mes ne dėl to, kad jis čia nori gyventi, jam nereikia namų, bet dėl to, kad mes jis čia šlovinam, mes susirinkam jam garbę atiduoti. Ir čia yra dalykai, kur netinkama daryti, viešpaties akivaizdoje ir nedarome, ir vengiame tokio dalyko ir priešingai. Turi būti skelbiamas jo žodis. Tai va. Ir tai tiek apibendrinant pasakysiu, kad Jokūbui Dievas Jokūbui pasirodo gan dažnai, nors tai 3 kartai matomi jo gyvenime kritiniais momentais, ir jis gauna naują vardą, ir tas vardas iš tikrųjų labai priklauso nuo autoriteto, kas jį suteikia, ir tas vardas tame gyvenime, tas žmogus tą vardą ir pateisina. Ir Dievas turi savybę pranikti, va čia irgi, kaip sakė, jis dingo, reikia
Bet jo artumą mums primena tie ženklai, kuriuos padarome, tai yra, kaip ir bažnyčios pastatas ar kažkokia, kiekvienas softas turi turėti ir savo hardą. Kitaip tariant, jeigu mes dvasia šloviname, tai atsispindi ir mūsų kūne, tiek pradedant mūsų asmeninio žmogaus kūno, tiek mūsų namų, tiek ir tų namų, kuriuose mes Viešpatį susirenkame ir šloviname. Amen. Pakilkime kartu maldai. Dėkojame tau Viešpatie Dieve už tavo žodį ir meldžiame, kad tas žodis mumise gyvuotų ir mes suprastume tai, ką kalbame, ką girdime ir ypač, kai mes naudojame vardus ir šaukiame savo vaikus ir ar juos pavadiname, kaip ir mus, kas pavadina. Tad Viešpatie, kad mes tai kreiptume dėmesio, tai yra svarbus dalykas, kad mes pateisintume tą vardą, kurį mums suteikia autoritetas. Ir pats svarbiausias vardas, kuris mums duodamas aukščiausio autoriteto, yra mūsų krikščionės vardas. Tada meldžiame Viešpatie Dievę, kad mes tą vardą pateisintume šioje gyvenimo kelionėje. Amen.